Sveiki. Šiandien dienos žūklė bus Marijampolės antras tvenkinys. Naujukė vadinasi. O čia šito vietų tokia užvėja pasiieškojau. Mėgysim pažvėjot. Čia žvėjuose tik vaikystėje kažkada. Tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis man. Jau ką namuose atsimaišiau. Norėjau gal važiuoti toliau, bet pažiūrėjau orų prognozę, kad ne kaži ką žada. Lietaus nemažai, tai palei namus pabūsiu. Matysim, kaip čia man pasiseks. Daiktus atsinešiau, veik visus, gal nebent skaičiau, dar reikės nuėti atsinešiu taip. Kaip ir viską atsinešiau, tai vam mėgysim užsiaukyti kažkiek tai ir žiūrėsim. Va taip panašiai sukūriau. Dabar galvoju dar gal užsidėti reiktų tą didesnį viskį šėryklą. Čia šitą, va, tai kokius 5 sumesiu, paskui 40 arba 60 dar atsinešiau, kad greičiau nuskėstų. Gilis nėra toks mažas, tai šitaip galvoju. Ar nusimsim, viskį siaukysim, žiūrėsim. Ką mėginame? Vieną šėryklą paleist, kur čia? Susikabinu kur. Liukas tuščias dar. Prasidėjau tą didesnį. Nu, žiūrėsim, kaip čia man. Nežinau, sakiau, apie 30 metrų maždaug aš čia mesiu. Sunkiai traukiasi, mušu. Šėrykla, neįsiplovys šėrykla. Ir kaip apsuku. Va. Skęsta. Ką dėsim? Dėsiu gal 60 gramų šėryklėlę. Aš apsisuku. Čia negerai kažkas. Be nieko pamėčiau. Pavadėlis apsisuku. Tas ariausia da. Aš toks geras žiūrėtojas. Kažkas persimetė. Tai kad kavyta šėryklą. Matau, kėdėda. Ir dabar tą pavadėlį mėgysiu įsibengt. Nusimesiu, rasiu skaitį, atsinešiu. Jau lyja. Tas pavadėlį pradėjau tempt. Tai jau atsinešiu ir bus spakain. Dabar užsimesiu ir nuėsiu atsinešti. Mašinai nėtaip tuli. Viskės. Kaip ilgai skės, o jau. Va. Eina. Viską parsinešę traukiam, pažiūrėsim. Sumažu, kas užindėje bus, ragavę ar ne. Šiaip galvoju, kalbiskį reikėjo arčiau mest. Nieko, palauksim, aš dabar nusibaidį, pažiūrėsim. Ne, viskas puiku. Užmėsim, lauksim pirmų kibimų. Kol atsinešiu tą skaitį, jau nelyja. Ir gerai. Gero, turim pirmą žuvį.
Tai plakis. Nes jau neimsiu aš. Nes jau dabar atgal. Pagalvojau, tai sietka vis tiek šlapinu vakar. Tai dėsim. Dabar visus jai pagausiu, aišku, daugiau. Čia lyjo, čia gydinasi, bet bus dar lietučių. Čia tokių užvietai smagu kol kas. Galbūt smagiau pagauti kokį karšiuką. Didesnį, aš turiu galvoju. Na, įjungiau kamerą, nustojau kept. Bet gal pasikirti. Kaip gražiai. Trukčiuot, skau parodysiu. Man atrodo, kad nieko nėra. Gal lyg tai yra. Bet tokios bus kaip per vakarą. Dydžių. Jo, tas pats visur dydis. Nu, šį kartą plakis. Gerai, dėsim viską į sietką. Galvoju, kad atsineš kitą meškerę. Mačiau, akiem buvo tokių žuvys. Kai uždėdė mateliuką, tai atsinešiu, tai su viena taip pažaisiu, pasimėgavusiu. O ant kitos zikų pridėsiu ir paukštuką ar biskį toliau numesiu. Tai va, dabar užsimesiu šitą ir laisiu atsinešiu tą kitą pėdėruką trumpesnį. Įkrito ta žuvis, tai jau. O, užsimesim da. Kaip tai? Kas da čia? Už galo da apsisukau. Supau, kad biskį paleido, bet... Gan rūkai skęsta. 10 gramų. Na, va, aš kitą atsinešiu. O, atsinešiau. Antrą atsimesim meškerę. Šitą ar čia mesiu? A, mateliukų šitą mesiu. Kažkaip neišmečiu net iki klipsų. Vėlė. Čia kažkaip net paleidau. Gal tas toliau klipsas buvo. Tiek tų. O, žuvį pagavom. O, ant tos kibimas kiba buvo. Kėstantį paėmė. Lyja ir tokia. Tokia kimba. Ir porą karčiukų tokių dydžių gal pagavau. Bereikalų tą antrą meškerę atsičiubu. Vieną trukt, kitą trukt. Tik tais jau ką mytau. Geriausia jaukys. Lyja, bet čia apsiniaukė net juoda. Kažką stambesnio turiu. Jeigu nepabėgs, tai nežinau, kas labai užėti tą meškerę. Eik samdį pasiruoš. Jo, gražesnis karšiukas. Na va. Kaip dar susipynė meškerės, ką prisideda už čia tų meškerių. O toks karšys. Su tais greipšiais, su tais viskų tam ačiū nelabai. Ore apsnargliavų. Kabliukas. Reikia operaciją daryti.
Na, sėjok. O toksai. Čia kaip čia šupiai. Kaip čia tai jau žuvis. Ne, šitą kitą dabar mėšlę pasidėsiu. Vis tiek tie tik smulkiniai. Likas smėliūšia. Snargliuotas tai kaip reikia. Vienu žodžiu išjungiu dabar. Pasišvyti skaitį iš kūno nusinešiau. Mūsų daugiau nelis. Bet pirmą čia kažką basojo gerai pažiūrėjau, tai mikrofonas jau įsikrovęs buvo. Tai tų vaizdėlių nebus vienų. Šiaip tai dabar čia už nugaros, kur tai gražus dangos. Tai va. Tik dabar kibimų dar sulauksim geresnių. Labai liuks viskas va. Vėl karšiuką turim. O tai tu aš vienur da. Gerai šitas. O, dabar skėčių nėra, tai daug smagiau. Na. Na, šitas nėra toks. O. Tiesą pasakius, tai net kibimų nemačiau. Čia kuičiausi. Sakau, persimesiu. Na, su tais greipštais, tai čia. Tokį vargą iš tikrųjų. Kur tos rankšluostis. Apsnargliuoju viską. Gerai, dabar truputį išjungiu. Na, kai skėčių nėra, tai net smagiau mest. Oi, koks dabar smagus oras. Šilta vėjų nėra praktiškai nieko. Viski kibimų trūksta. Bet taip tai pasaka orėlis. Bet man atrodo, vėja ateina. Vėja tie tamso. Dar gal pasitemti. Kibimas. Triukčiuoja. Na. Labai menka žuvis, nežinau jų matyt. O. Tai koks plakis vybus. Tegu įryja. O. Traukiam, pažiūrėsim. Bet karšiukas bus ko gero. O. Greipštą pasiruošęs te pačioje. O, nenori pasiduoti. O, neblogas karšelis. Smaguma šitai. Ta greipštą pasidėjau, bet jis visai netėjo. Aha. Tas mano kabliukas. Op. Tai neparodžiau šium. O karšiuku. Op. O, tegu čia būna.
Kada įkutį užmesim? Jau kočiu. Oras. Pasaka, lamžirgis atsimušė. Oras kol kas paskada. Kokį karšiuką pagaunu, tai labai smagiai reidžiu laiką. Mažuris keidėsi, žiūs ir nelis daugiau, tai būtų visai faina. Šilumos tai tikrai nemažai. Bent jau čia jokių vėjų nieko nėra, tai smagu pasėdėti. Vaizdas ir neblogas. Pageltė medžiai gražu viskas. Laukiam kitų kibinukų. Nu, dar žuvelė turim. Spordą. Bet trupužiuką jėgos turi. Kažkaip biskį sumažėjo čia mažyje. Bet vis tiek, va. Dar iškemba šis visai nedidelis. Jau toks, bet. Graibštą į vandenį pamerkiam. O, kaip aš čia gerai susigalvojęs. Bet, pavyzdžiui, tą kibimą nufilmuotai neįmanoma. Viršūnėlė čia truk šitą traukia ryra. Bet tokie atsargus kibimai. Nežinau jau, ką aš baisiu ir varysiu. Tik jau čia ir daug likę. Bet biskį likę čia jau, tai būsiu kilogramą jauko už žvejojų šiandien. Na, parsivedam vėl karšiuką. Gan greit atsilipi dabar. Op. Išmoksiu graibštų naudotis. Žiūro, kur valas. Visi įsikabinu, kaip greitai. Na, čia viskas gerai. Tą nusimetam. Va, kabai sugalvojęs. Ką, ir vėl semesim. Nu, smagu. Bet jau mamas plakio buvo. Ir meškė šitaip net užlinkė. Jau ką tu galėsi parodyti. Tai toks radas. Nežinau, nerodžiau, bet rodysiu krepšį, paskui nepamiršiu ant galvo. Gaudavom narpinių jaukų dabar. Rėmėjų nenori smaukt labai, tai buvo akcija, tai nusipirkau porą krepšių. Biskį pakeist, gerai vis tiek. Partizaną paėmėm, labai mošnas kibimas buvo.
Ir suvalgęs viską. Sėdėjau, aptingęs, juosi per meškerį toksai šudžiukas. Kaži dar nebus lietaus čia, neaukstuosi, dziko. Uždėsim. Na, keli mateliukai. Ir dzika. Ir puičiukys. Nu, jų negražiai atrodo, net baugiai iš tikrųjų. Nieko palis ir nustos skaitis, tiek, kad gaila skaitis pradžiūvo jau. Jau apdžiūvė, bet namie įsidžiūvysiu. Tėvas smagiai sėdisi labai. Tie kibimai, jeigu karšiukas ar kas, kai stebi, tai truk. Bet šitas smeigiai šitaip nutaptų. Traukiau yra. Reiktų gal tą skaitį ruošti, atsinešti. Ai, ten netruksiu smeigsiu. Kibimas. Į telefoną įlindau. Nedidelį. Bus ko gero karšiukas bus. Bet jau smagiai vis tiek pasipriešino jo karšiukas. Dabar į kamerą neįbrūžyčiau. Visai nedičkas karšėlis. Toksai šalia. Pasikeitė vėjų kryptis. Dar toks šiaurės rytų pasipūs. Pūtė pietvakarių kažkaip apstojo kibimas biskį. Čia dvi baidarės praplaukė. Gal už tai vanduo skaidrus, gal nusibaidė. Gal šiaip. Manau, kad dar atplaušia tų žuvų. Neaukštusi, kažkaip net biskį pravėsų gal. Tas vėjas pasikeitė, gal biskį užpučia vėjas, dabar į nugarą toksai gavosi. Ir jau ko nedaug visai turiu, tai pabaigsiu ir varysiu, ištrauksim žuvis, apžiūrėsim. Ką čia man pasisekė pagauti. Nu, netikėta žuvis, ujukį užkibų. Taškuota visa. Čia prie kibimą apstoja. Čia su tom baideriukėm plaukioti. Tai gal už tai pasibaido čia jos. Kabliuką gerai įsivaro. Tai neišim nevliuoju. Galvoju, kad reikia baigti žvejybą. Paskutinę šėryklą su auku užmečiau, jauką jau ir pabaigiau. Tai va, eisim, strauksim žuvį, apžiūrėsim tą mano laimikį šios dienos. Opa! Pasiimsim kuolą, kad nepalikčiau. Iš karto reikia į čia.
Opa. Biškai pasigavo čia jau. Užuvu. Traukiame šitai. Tokių keletą tai tikrai ir neblogų. Pavyzdžiui, kaip šitas, tai aš manau, reikia 800 gramų gali svert. Gal tai ir nesvert. Ir dar, nu, panašių tokių pasigavo. Nežinau. Arba dar ir dar didesnių yra. Sietkare. Tai va, labai smagiai pasišvejojau. Sekundėlė dar. Nenoriu išplaukti žuvis. Da toks visai neblogas jau paraudės. Bet mes galėjau. Tai jau kas tuina kokį kaišę kimba. Toliau, kur neapsimokė neužėtai, va, lietus, tai vėjas nusuota vėlyje. Ryte irgi daug lietos praneša, tai viskį pasidžiaugiau, čia taip smagiai. Ką visiems dėkui už laikus. Nežinau, kur kada atsidursiu dabar. Va, rytoj prastą orą praneša, tai bus ką, galėsit pažiūrėti smagiai savo. Ką, atėjo iki kitų kartų.